Čiuliai, iškart traukiu jūs į veiksmą. Mes ką tik įsikrovėm pergalės medieną. Ir šitą vietą aš jums kaip žadėjau, sprendimai, dėl ko jie tokie ir panašiai. Šitą stadiją aš jau praleidau, kaip matot, jau yra padarytas sprendimas. Mes pergaliai naudosim kalibruotą ir klijuotą medieną. Pušis, pušelė, dėl ko toks sprendimas. Iškart pradėkim, žiūrėkit. Daryti tokius statinius pergalės galima rinktis iš 3 variantų. Vienas tai yra egzotika pergalė kietmedis. Ir šitą vietoj aš rekomenduočiau man tokį variantą, kad vienas stabiliausių tai yra padukas medis. Tikrai tai būtų ekskliuzyvas, labai gražus medis, kuris nupilkėja, šviesiai pilkas ir jisai stovės 25 metus be jokios priežiūros, stabiliai, gražiai, viskas fai. Antras variantas – termomedis, termopušis, išterminta, negyva pušis, stabili, nesideformuoja, nesisukioja ir kiek mes padarė tokių gaminių, tikrai ilgalaikis produktas, tik tai, kad jisai irgi nupilkėja, pasidaro tokios rumšiškis. Jeigu tas netenkina prie bendro jūsų vaizdo namo, tada jau reikalauja ir priežiūros. Ir trečias variantas – tai yra pušis. Pats paprasčiausias, pats pigiausias variantas, bet reikalaujantis šiek tiek daugiau priežiūros. Dabar, kodėl būtent pasirinkta pušis? Dabar, kaip matėt, tai yra pakankamai didelis objektas su daug dedamųjų dalių. Todėl mes turėjom šitoje vietoje rinkti ne tik gražiausią, fainiausią, nuostabiausią ir panašiai, bet mes turim biudžetą, kurį turim išdėlioti per visas dalis ir galutiniam rezultate turėti įgyvendintą projektą, o ne kažkurioje stadijoje sakyti, kad viskas, baigėsi pinigai. 5 metai stovėjo tas projektas toksai, nei skustas, nei luptas, dar 5 stovės. Šitas variantas mums yra nepriimtinas. Tai faktiškai vienas iš tų pagrindinių faktorių lėmė, kad finansas, biudžetas, kad mes pasirinkom pušį. Dabar jeigu mūsų būtų kietmedis, ne? Jeigu kietmedis, tai visas tas medžiaga mums būtų kainavę apie 5-6 tūkstančiai eurų, plus visi darbai, tvirtinimai ir panašiai. Termomedis, kur kas pigiau, apie 3-4 tūkstančiai medieną, o su paprastu medžiu mes įsitekom, mums kainavo 1800, bet šitoj krūvoj dar buvo ir makaronai, pavadinkim, tie, kurie bus sienelės šiltinimui naudojami. Tai vat kaina mums buvo pagrindinė, vienas iš tų, dėl ko mes pasirinkom. Dabar su kuo mes susidūrėm pasirinkę pušį. Nes pušis iš principo tai yra trumpalaikis, trumpiausias iš šitų 3 sprendimas ir daugiausia priežiūros reikalaujantis. Tai minkšta pušis skeldėja, aižėja, deformuojasi. Toliau, jeigu mes blogai nudažysim, po 4-5 metų mes vėl turėsim ją dažyti. Tai šitoje vietoje mes su tuo susitaikėm, mes labai didelį dėmesį skirsim jos dažymui, apdirbimui ir šitoje vietoje mūsų partneris Osmo, mes turėsim atskirą dalį su juo, tikrai papasakos, kaip apdirbti tą medieną, kad sumažint, kad šitos atmosferos poveikis, kad spalva išliktų kuo ilgiau ir kad mes turėtume mažiau bėdų ilgesnį laikotarpį su mediena. Toliau, balkių klausimas, kad jie nesisukiotų ir nesideformuotų, mes pasirinkom klijuotą medieną. Klijuotas medis, tai jisai pirmas dalykas, kad jis gerai suklijuoti, jisai turi būti sausas, išdžiovintas. Toliau, naudojami lauko poliuretaniniai klijai B4. Nes esu matęs tokių istorijų, kai lauko gaminiuose klijuota mediena atsisluoksniuoja. Reikia atkreipti dėmesį, yra vidaus ir lauko darbams skirta klijuota mediena. Tai va tai, klijavimas garantuoja, kad tu turi jau gerą džiovintą medieną. Ir antras dalykas, kad tie besikraipimai, nes yra klijuota mediena yra eliminuoti. O tašai naudojami iš kalibruotos C24 atrinktos medienos. Mums labai svarbu, kadangi matysit, yra daug suleidimo darbų, tikslus matmenys. Tai va, mediena. Dabar partneriai, kurie mums pateikė šitą medieną. Medžio bitės. Visuose darbuose ten, kur mums reikia
minkštos medienos gaminių, tai yra vakuuminiu būdu impregnuotos lentos, balkiai, karkasai, dailylentės, daug gaminių, medžio bitės yra mūsų partneris numeris 1. Kodėl? Gal sakyčiau, 3 pagrindiniai faktoriai, 3 pagrindiniai dalykai, kurie lemia mūsų apskritai partnerių pasirinkimą. Pirmas dalykas, tai yra logistika. Man užtenka nusiųsti pasiūlymą, gaunu atsakymą, pasakiau laiką, kada turi būti gaminys, adresu, kurio turi būti pristatyti. Nebuvo per 6 metus karto, kad kažkur kažkas sulaikė pasigestų ir kad būtų padaryta blogai. Antras dalykas – lengvas bendravimas su žmonėm. Aš dirbu su tais pačiais vadybininkais, kurie dirbo jau tuo metu, kai tik aš pradėjau savo karasinį karjerą. Trečias dalykas – tai yra aukščiausias klasės servisas. Dabar šitoje vietoje sakysit, atsirastų drakonų, kurie sakys, ne, nusipirkau iš medžio bičių, ten buvo nekokybiška, susisukę ir su kokius nesąmonės. Žiūrėkit, dabar su medžio gaminiais kokia yra situacija. Yra tiekėjas medžio bitės. Jie ima produkciją iš kito tiekėjo, kuris perdirba tą medieną ruošinį, kuris taip pat turi savo tiekėją, kuris kerta miškus ir veža jam žaliavą. Kaip matot, yra bitės, gamintojas, medienos šitas, kuris pristato visą žaliavą. Ir šitoj grandinė medžio bitė ne visada gali sukontroliuoti tas visas grandis, kurios eina po jos. Tai yra buvę ir man, kai atvažiuoja lentos, atvažiuoja mediena ir sakai, klausykit žmonės, tikrai ne toks, koks buvo aną kartą ir ne tokia, kokią jūs deklaruojat. Bet šitoje vietoje tiesiai šviesiai sako, Sauliau, viskas ok, atvažiuojam, pakeičiam, nebus dėl to problemų. Tai va, toks požiūris į užsakovą, į jo įsigilinimas į tą problemų sprendimas operatyvus, tai va, man yra labai svarbu renkantis partneris. Tai šiuo atveju medžio bitės yra partneris šitam projekte, kas susijęs su medienos tiekimu. Kągi, apie medžiagas apšnekėjom, partneris įvardinom, projektai, kaip matot, viskas yra paruošta, padaryta, suskaičiuota detaliai. Toliau, reiškia, mūsų laukia gamyba. Smagiausia dalis, kurios sulaukia daugiausia prašymų. Sauliau, parodyk, kaip tu tai darai.